Mano ūkis registruotas 1998 metais. Kaip aš sakau, tai tuos etapus ūkio galima suskirstyti turbūt tai buvo darbas dėl darbo, po to technologiniai dalykai ir turbūt inovacijos. Tai tie pirmieji metai tokie, kai dirbam ir nežinojom, ką gausim, kiek gausim, technika buvo sena, darbo daug, dirbdavom po 18-20 valandų per parą, po to atsirado tokie dalykai, kūriau pats kooperatyvą Joniškio Aruodas, po to prasidėjo paramos, ar ne? 2008-2012 metų periode sudalyvavom paramoj, investicijos į žemės ūkio valdas ir, kaip aš sakau, tada nuo tos dienos prasidėjo technologijos. Tai nuo 2009 metų mano ūkis, jau tuo laiku mes saugojom gamtą, saugojom dirvožemį. Taip pat 2009 metais ūkį registravo ir sūnus. Sudalyvavo jaunojo ūkininko paramos gavime. Ir tuo pačiu, kadangi sūnus studijavo šalia ir inžineriją, žemės ūkio inžineriją, po truputį pradėjo eiti ir inovacijos kitos į mūsų kiemą. Tai automatinis vairavimas, po to atsirado dirvožemio tyrimai ir tolyn, 18 metais pasinaudojom per vietos veiklos grupę paramą, įsigijome teleskopinį krautuvą ir azoto sensorių. Azoto sensorius yra toks daiktas, kuris iš tikrųjų užsideda ant traktoriaus kabinos, įsideda kompai ir važiuojant skanuoja pasėlius ir tada matome, kiek reikia tam augalui trąšos, tiksliau azotinės trąšos. Todėl mes nepertręšame. Kaip ir kalbam dabar, kad čia erdvėj politikų ir visuomenės, kad ūkininkai netaupa, neskaičiuoja, tai tikrai taip nėra. Ūkininkai šiai dienai skaičiuoja nuo varžtelio prie kombaino remonto iki trąšų granulės išbėrimo laukuose.